Sveiki atvykę į Sauga 365 akademiją. Šiame epizode sužinosite, kaip peržiūrėti jums priskirtas arba išduotas asmeninės apsaugos priemonės, kaip patvirtinti priemonių gavimą ir kaip pateikti papildomų priemonių užsakymą. Peržiūrėti jums priskirtas priemonės galite dviem būdais – naudojantis kompiuteriu arba telefonu. Jeigu naudojatės kompiuteriu, prisijunkite prie Sauga 365. Prisijungę, namų puslapyje jums bus pateikta asmeninė švieslentė. Joje paspauskite informacinį blokelį pavadinimu Priemonės. Paspaudus, busite nukreipti į savo profilio priemonių puslapį. Šiame puslapyje atvaizduojama priemonių kiekių ir būsenų santrauka. Sąraše pateikiamos priskirtos priemonės bei priemonės, kurios yra privalomos jūsų pareigybei. Santraukoje rodoma apibendrinta visų priskirtų vienetų informacija. Spustelėkite ant priemonės pavadinimo. Sąrašas bus nufiltruotas ir pasirinktai priemoniai bus pateiktas išsamios informacijos vaizdas. Šiame sąraše pateikta kiekvieno pasirinktos priemonės vieneto priskirimo, išdavimo, gavimo patvirtinimo bei grąžinimo informacija. Jeigu norite peržiūrėti išsamios informacijos vaizdą ne tik vienai pasirinktai priemoniai, o visoms jums priskirtoms priemonėms, santraukoje paspauskite išsamaus vaizdo mygtuką. Spustelėjus priemonės pavadinimą, išsamios informacijos vaizde jums bus pateikta priemonės vieneto priskirimo informacija. Visose rodiniuose galite patvirtinti priemonių gavimą dviem būdais – naudojant eilutės veiksmų meniu arba lentelės veiksmų meniu. Norėdami patvirtinti priemonės gavimą, eilutės veiksmų meniu pasirinkite punktą Patvirtinti. Norėdami patvirtinti gavimą keleto priemonių vienu metu, pažymėkite norimas priemonės ir lentelės veiksmų meniu pasirinkite punktą Patvirtinti pasirinktas. Norėdami patvirtinti gavimą visoms priskirtoms priemonėms, lentelės veiksmų meniu pasirinkite punktą Patvirtinti visas. Norėdami pateikti prašymą papildomų priemonių priskirimų jums, santraukoje spustelėkite priemonės prašymo mygtuką, nurodykite priemonės informaciją ir paspauskite mygtuką Pateikti. Jeigu nežinote ar nepamenate priemonės užsakymui reikalingos informacijos, galite pasinaudoti priemonės katalogu. Kataloge susiraskite reikalingą priemonę ir pasinaudoję eilutės veiksmų meniu pasirinkite Užsakyti. Nurodykite norimą kiekį ir spauskite Pateikti. Atsakingi asmenys arba jūsų tiesioginis vadovas, priklausomai nuo organizacijoje nustatytos tvarkos, gaus prašymą, jį išnagrinės ir priims sprendimą. Patenkinti arba atmesti prašymą, nurodant atmetimo priežastį. Patenkinus prašymą, priemonė bus automatiškai priskirta. Turėkite omeny, jog prašymas gali būti patenkintas kiekiui skirtingam nuo nurodyto prašymą. Jeigu naudojatės telefonu, prisijunkite prie Sauga 365. Prisijungę. Apatinėje programos navigacijos juostoje paspauskite priemonių mygtuką. Paspaudus, busite nukreipti į savo profilio priemonių puslapį. Šiame puslapyje atvaizduojamas išsamus priskirtų priemonių kortelių sąrašas. Sąraše rodoma kiekvieno priskirto priemonės vieneto priskirimo, išdavimo, gavimo patvirtinimo bei grąžinimo informacija. Norėdami pažiūrėti priemonės informaciją, spustelėkite ant norimos priemonės vieneto priskirimo kortelės. Pateiktoje priskirimo kortelėje informacija suskirstyta į puslapius, kuriuos galite vartyti dviem būdais – braukdami kairėn arba dešinėn ir naudodami kairėje pusėje esantį liežuvėlio meniu. Liežuvėlio meniu galite atidaryti spustelėję ant jo. Patvirtinti priemonės gavimą galite atidarę priskirimo kortelę. Jeigu norite patvirtinti kelių pasirinktų priemonių gavimą vienu metu,
Paspauskite ir palaikykite pirštą ant pirmos norimos priemonės, kol neįsijungs žymėjimo režimas. Įsijungus žymėjimo režimui, galite žymėti norimas priemonės. Pažymėjus visas priemonės, paspauskite lentelės veiksmų meniu ir pasirinkite punktą Patvirtinti pasirinktas. Patvirtinti visų išduotų priemonių gavimą, nežymint jų atskirai, galite pasinaudoję lentelės veiksmų meniu punktu Patvirtinti visas. Tvirtinant visas priemonės, sistema savarankiškai aptiks, kuriuos priemonės jau buvo patvirtintos, kuriuos dar nebuvo išduotos, kuriuos buvo gražintos. Patvirtinimas taikomas tik išduotoms, bet dar nepatvirtintoms priemonėms. Kilus klausimams dėl sauga 365 naudojimo, kreipkitės į savo organizacijos darbo saugos specialistus. Norėdami matyti daugiau Sauga 365 akademijos pamokėlių šia ar kitomis temomis, galite susisiekti su mumis. Ačiū Jums už dėmesį ir gražios likusios dienos.